Tai labai diena, aš esu Saulius, su dažais draugauju, va šiemet bus kokie 30 metų, tai nereiškia, kad visus tos metus su natūraliais dažais ar istoriniais kažkokiais, teko ir prekiauti, teko ir keliauti ir pasimokyti kažkur Vokietijoje, pigmentus pastudijuoti ir prieš kokį 17 metų įkūrėm pirmąją natūralių dažų gamyklą, Indigas vadinasi. 5 metų pratempėm, paskui teko išeiti statybų aikštelę, ką davė man daug patirties, tai vietoje gamindavomės daug mišinių, tai esu ir molio kultūros, statybinės molio kultūros pradininkas Lietuvoje. Tai va, tai daugelis tikrai žino, su daugeliu bendraujam, bet norisi, kad ir kiti suprastų. Tai va. Dabar, tai šiuo metu turiu nedidelę gamyklėlę prie Vilniaus, manufaktūrą, ar Sauliaus dažų dirbtuvės, Saulius Paint vadinasi, tai gaminu apie 40 skirtingų rūšių gaminių. Beveik visi yra natūralūs, tai nereiškia, kad visi medienai, tai ir kalkiniai tinkai, ir dažai medienai, ir įvairius impregnantai, ir dekoravimo priemonės. Kartais atlieku darbus, kartais konsultuoju, šiemet labai užderėjo Lietuvoje muziejai kreipėsi molinių aslų, tai vat tiesiog viename muziejuje prašosi tiesiog vienokių, kitokių. Nenukrypstant nuo temos, tai šios dienos šiandieną apie medį pasirašiau, ne apie medį, apie medieną. Ir jos apsaugą architektūroje, tiek fasaduose, tiek interjere, tiek balduose, tiek puošybos ar dekoro elementuose. Tai šiek tiek padrikai ir taip vakar sušvietė, kad truputį iš kito galo pradėsim. Tai medinių paviršių apsauga ir priežiūra. Priežiūra lygu apsauga. Tai vat ir klausiu ir savęs, ir jūsų, ir iš dalies tai tikrai taip, nes tinkamai ir laiku vykdoma medinių ir kitų paviršių priežiūra labai svarbus veiksnys, kuriam dažnai skiriame per mažai laiko. O gal nežinom kaip ir kada? Tikriausiai ir taip, ir taip. Fasadai, iš praktikos žinau, kad retas aš čia parašiau, kad reiktų valyti ir dulkes, ir voratinklius, ir šiaurinėse pusėse, ypač vasarą, kada šilta, nurinkti kerpes nuo medinių paviršių. Pažiūrėti, kur kažkokie galbūt defektai, kažkur spalva pakeitusi ar pernelyg blunka, tai reiškia, gal vanduo nuo latako ar nuo stogo neteisingai kur nors kapsi. Tai va, tada aliejinius dažus, tai šita tokia prevencija, tai sutaupo tiek kaštų, tiek yra labai harmoninga, ir jeigu įsiugdai tokius įgūdžius, tai ir tavo namas ilgai gražus su tais pačiais, tos pačios dekados, sakykime, dažais ištrauks ir mažiau rūpesčio kels. Aliejinius dažus galima, jie pradeda kreiduotis po 10-15 metų įvairiai priklausomai ir nuo pasaulio krypčių, pietinėse pusėse dažniau. Tai va, yra geroji švedų praktika tokia, kad jie aliejuoja arba vaškuoja. Vaškuoja tai daugiau galbūt medinius ar langus, ar duris, ar konstrukcijas, nes dideli plotai su vašku neapdorojami, bet galima. Tuomet jie regeneruojasi tą spalvą, atsigauna ir paviršiui, kaip parašiau čionais, suteikiamas antras kvėpavimas. Tai va. Viduje ir lauke esančius horizontalius baldų, grindų ar terasų paviršius būtina periodiškai prižiūrėti, plaunant natūraliais muilais ar emulguotais vaškais, aliejais. Tai natūralūs muilai, tai vat, kad
meistrai šitie, kurie susirinkę tikrai žino, tai yra Švedijoje ir Skandinavijoje populiaru ir taipogi jais ir plaunama, ir impregnuojama, tiek grindys, tiek sienos. Aš taipogi jau kokių 15 daugiau metų gaminu ir iš linų sėmenų aliejaus, ir šiuo metu iš kanapių aliejaus gaminu, pridedant vaško. Tai suteikia papildomų tokių gerųjų savybių, mikrosluoksnių uždeda ir, reiškia, paviršius netaip greitai degraduoja, visada atnaujinamas yra. Yra ir kitokių priemonių, bet šiuo atveju prižiūrint alyvuotas, vaškuotas ar netgi ir lakuotas, tai daugelis ir muilų gamintojų tai rašo, kad tinka ir aš tą praktikoje atlieku. Pastebėjus pilkuojančias alyvuotas, lakuotas ar kitaip apsaugotos medienos vietas reiktų suskubti atnaujinti. Tam dažnai pakanka vieno sluoksnio ir išvengiama šveitimo. Tai ypač jeigu dažybės būna fasadai ar kambariuose ar kitose erdvėse medinės grindys, ten kur dažniausiai vaikštoma, matosi, kad jau pradeda pilkuoti. Tai reiktų nedelsiant išplauti muilu ir jeigu tai yra alyvuotos grindys, tai nualyvuoti, nuvaškuoti ar tiesiog jautriai su laku galima restauruoti. Nors yra nuomonė, kad, atsiprašau, kad jau su laku tai reikia peršveisti viską, tačiau čia toks mainstreaminis požiūris. Jeigu jautriai į tai pažiūrėsi, galima labai dailiai be didelių šveitimų suvesti. Gerai, toliau. Tai yra labai svarbu, bet ne visiems pasiekiama tokia, kaip sakyt, misija. Tai galite iš karto klausti, sakiau, nuo kito galo pradedu, bet taip įdomiau. Gal dėl pačios priežiūros ar dėl kažkokių... Jeigu ne, keliaujam toliau. Dabar vaškas tik tai viduje, laukia... Taip, tai vaškas tai nėra bičių vaškas, tai yra kompozicinė medžiaga, kokie 25% vaško, aliejus, virtas aliejus, sakai, damara ar kitokie. Tai tokia kompozicija, tai nėra vaškas, jis tiesiog konstrukcijom, taip, apvadam, durim, dideliam plotomis dėl užnešimo, nepraktiškas, ne. Tai dėl saulės gal vėliau pakalbėsim, bet atsakant, tai geriausias filtras yra pigmentai. Tai bespalviai, ar tai būtų lakas, ar aliejus, ar vaškas, ar dar kas nors. Tai jeigu neturi, tai plėvėdara gan greitai suyra. Tai tam yra naudojami geriausia, tai yra mineraliniai pigmentai, žemės pigmentai. Tai mes tą ir darau, iš Veronos vežuosi žemės, natūralius arba mineralinius pigmentus. Kiekvienas pigmentas turi tam tikrą formulę, sakykime, arba kiekį, kiek ten ochra vienaip, oksidas kitaip, kokia žalioji žemė 15%. Tam tikras kiekis pagal svorį, sakykime, mišinio yra paskaičiuota, kad apsaugo tada nuo ultravioleto. Dar vienas iš ultravioleto, sakykime, apsaugos, tai yra tam tikras amorfinis silicis, kuris saulės energiją paverčia šiluminę energiją. Tai yra maži kristalai, tai mes irgi naudojam. Vienas iš tokių, Amerikoje naudojamas, pavyzdžiui, pas mus tai dėl amorfinės ir kristalinės būsenos, nenaudojam tiesiog, jisai įkvėpti pavojingas. Tai yra diatominė žemė, tai yra jūros dugno tam tikros smulkios kriauklės. Tai bet yra ir kitokių, silicis toksai, bet saulė vis tiek stipresnė už mus. Taip. Renars firma savo produkciją prekiauja dažais ir jie siūlo kas kartą į sezoną kartą pratepti balzamą. Pavyzdžiui, lamborėnus, tai kas susijęs su poreikiu, jie siūlo balzamą. Jūsų produktas atitinka tą patį? Jeigu atvirai nežinau, kas slepiasi po to balzamu, tai gali būti
balzaminis terpentinas yra toksai, nu, riebus. Taip, tai galima muilu, galima, sakykime, tai yra Spartak toksai, tai yra terpentinas, yra aliejus ir yra sakai, sakykime. Tai galima su šituo, taip, tai, nu, ką ir kalbėjau, kad impregnuoti, ką Švedijoje daro su vaškais, aliejais ar muilais. O dabar dar prie to Spartako sudomini metalams spalvotėm tinka, nes mes patys kažką maišydavomės. Taip, Valdovų rūmuose yra juodi padaryti tokie su Spartako receptūra, tada tais laikais dar kitaip vadinasi. Ir ten su auksuotais kažkur, bet, nu, ne aš darbus atlikau, tiesiog restauratoriai pirko, tai spalvotėm. Tai taip, nu, reakcijos neturėtų vykti, nu, nežinau bent jau kokia, nes nėra vandens, nėra šarmingumo, yra kaip tik aliejai antikoroziniai ir, arba nežinau. O kiek kartų vaškuojama? Vieną kartą užtenka? Tai dabar apie priežiūrą, dar bus apie apsaugą, tai bus ir apie vaškus, va čia, toliau. Tai čia vienas iš objektų, kur yra prižiūrima su muilu, alyvuotos grindys, tada vienas čia toksai, tiesiog muilo šito stiklainiukas, kaip jis atrodo, dar neskiestas, nes jis gimsta. Jo, galima. Čia jau, man atrodo, kanapių, jeigu tiksliau, čia elfų. Čia yra elfų muilai, tai yra be vaško ir naudojami ir skutimuisi, daugiau proginio. Prieš kalėdas elfų ir fėjų išleidžiam būtent į dozatorių skystus. Nu, čia jo vipas. Bet va čia, žiūrėkit, elfų muilas puikiai plauna, matote, apačioje su pelyte judinu, tai puikiai nuvalo tą visą pajodavimą. Tai šitose erdvėse tai nepageidaujama, čia puikiai atrodo ir pilka, bet kitur tai tikrai puikiai nuvalo. Vat aš vakar dar pabandžiau, tai taip pat. Čia va nuo saulės papilkėjusi mediena ir čia va vieną kartą praploviau, 5 minutės palaukiu ir kitą kartą, nu, to ir užtenka. Yra Lampėdžiuose Kaune toksai Pušinė rajonas ir ten viena architektė medinį namą jau turbūt 15 metai perka muilą, kas 4 metus nuplauna, nubėga pelėsis, pilkumai, vieną kartą impregnuoja. Visiškai tai yra, nu, netechnologiškai, bet pasiteisina ir tas medis gyvas, nu, būtent toks supratimas. Medienos apsauga ir čia išvardintos priemonės. Tai dažai, dažyvės arba temperos, aliejus, alyva, vaškas medienai, lakai, natūralūs skysti muilai, dervos, vat, ką matėm šiandien lauke, vyrė viena iš jų, prieš pelėsiniai tirpalai, medienos sendintojai ir saugotojai, sakų blokatoriai ir kažkas tai dar. Tai dažai, tai vat, apie dažus gal daugiausia pakalbėsim ir paskui pereisim ir prie kitų. Čia dažai. Kokiųgi tik jų nebūna. O kas patinka medienai ir kas patinka mums. Čia nuotrauka iš mano namo, dažėm aliejiniais dažais, seną namą. Taigi, mediena sako, noriu kvėpuoti, noriu būti saugi, noriu būti natūraliai graži, nenoriu chemijos, noriu sveikai ir gražiai pasenti. Todėl prašau dėmesio man, prašau. Va. O mes sakome, namas didelis, reiks daug dažų. Noriu, kad nereiktų perdažinėti. Noriu, kad namas gerai atrodytų. Noriu, kad greitai džiūtų dažai ir nesmirdėtų.
Noriu gerai, bet pigiau. Todėl renkuosi tuos kaip visi. Nu, o ką? Va, nuotrauka, tai taip būna, bet tikrai ne visur. Ir mano klientai atvirkščiai yra tokie, kurie ir net nesidairo kitur, jeigu jau kreipiasi. Bet nuotraukoje šiek tiek atliepia ir mano va šitą tokį parašymą žaismingą. Čia yra žalesis akmenėlis arba geležies sulfatas. Tai labai madinga, populiaru sendinti ypač mūmų medinės, terasas ir kitais. Tai čia vat, ilgus metus žmogus, mano klientas, nedažys, tą medieną pilkės. Ir sulfatas, kaip žinia, saugo medieną, šarminga šita geležies druska. Tačiau, kadangi neturi papildomai rišamųjų medžiagų, o ant tokios geležies sulfato niekas ir negali būti tepamas, tie, kas tepa aliejų, yra tokių, tai jis niekada neišdžiūna, jis pradeda gesti ir panašiai, raukšlėtis. Tai lietus tokį tą sulfatą per metus per kiek išplauna. Spalva lieka, vien jau ir nuo senatvės, tai va, bet yra toks pasirinkimas. Ir... Va, o dažai, žiūrėkit, tai aliejiniai, alkydiniai, akriliniai, kuriuos rinktis. Visi iš A didžiosios raidės. Nu va, emulsiniai dar, vandeniu skiedžiami aliejiniai, alkydiniai dažai. Gal šitie. Tai trumpai perbėgsiu, tai aliejiniai dažai, tai tie dažai, kurie gaminami iš linų sėmenų aliejaus dažniausiai. Ir kas liečia senų namų atnaujinimą ar paveldo objektus, tai vienareikšmiškai reikėtų naudoti juos. Alkydiniai dažai dabar jau po truputėlį išeina, bet tai visi tie latviški dažai, kur kaimai po nepriklausomybės, kada dar pasibaigė tų aliejinių dažų gamyba, prasidėjo alkydiniai, tai jie lupasi, šerpetojasi, tai yra jau su naftos produktų gaminys, skiedžiamas vaitspiritu, jau nebe terpentinų. Akriliniai dažai taip pat ilgą laiką buvo toks atradimas, greitai džiūna, nesmirda, vandeniu skiedžiasi, bet jie uždaro medienos poras ir nėra labai ilgalaikiai. Paskui pasirodė, žinau, prieš kokių jau 20 metų pasirodė su aliejaus priedu. Jau pagerėjo ir vaizdas toks, kažkada kaimynui padėjau namą dažyti, kur kas rytą matau sieną, kurią dažiau, ir jau 20 metų praėjo ir laiko. Va, o emulsiniai, tai čia ne tie emulsiniai, kur anksčiau būdavo sienos dažomos, tai yra emulsija, kada susimaišo aliejus, vanduo ir alkydinis, ar vaškai, ar kitokias dervas. Tai dabar pasirodė yra gan visiškai švarus, be lakių, be mikrolakių, be tiesiog saugos duomenų lapas tuščias ir atsparus, išvaizda aliejinių dažų. Tai aš juos šiemet tik tai pradėjau studijuoti, gaminti. Tai bet rinkose yra ir čia kažkas paminėjo Remersą ir kitos didelės kompanijos, tokios, kur eina į priekį, nebūtinai natūralios, tai jos jau turi tos pačius. Dažyvės, tai čia buvo tas nesusikalbėjimas, kad kažkaip kitaip buvo kažkuris lektorius pavadinęs. Tai yra dažomoji priemonė, kur palieka medienos tekstūrą, bet naudojama išorė. Apie pinoteksą čia buvo užsiminta.
Tai va, tai dažyvės gamina turbūt kiekviena beveik dažų įmonė ir tai toks normalus dalykas, tačiau jos yra trumpalaikės, trumpiau tarnauja negu aliejiniai dažai, kadangi plėvėdara yra plona, nežinau, 25-30 mikronų, gal ir tiek nėra turbūt. Tai va, jų būna visokių taipogi. Aliejinės, ką aš čia stoviu savo kieme džiaugiuosi nauja paletė prieš daug metų. Tai yra aliejinės gaminamos tradicinės, tai aliejus, terpentinas, dervos, aliejus dervos arba sakai įvairiai, žemės pigmentai ir mineraliniai pigmentai, nepigmentinės pastos. Mineraliniai pigmentai, kuriuos mes naudojam, žemės ar mineraliniai, jų dydis, jau jie milteliais yra, ir tai pamatysite, tai jų dydis pakankamai didelis lyginant su pastose, kur išdisperguojama. Ir jie padeda tada tą pačią saulės energiją paversti šiluminę energiją, tai tarnauja kaip ultravioletinių spindulių filtras. Aliejinės, tai kur jau ten nėra terpentino, yra white spiritai arba dar kokie nors neaiškus skiedikliai. Bet taip, akrilinės, čia kaip ir dažai, tai yra akrilinių dervų yra, jeigu galvojat, kad akrilas tai yra vienas, tai jeigu atsiverstume kažkokio tiekėjo gamyklos, tai ten viena gamykla kokių 300 akrilų turi pagal labai įvairią paskirtį. Ir tai va, hibridinės, tai vėlgi jau kaip buvau užsiminęs, tai būna emulguotas su aliejais ir jos tokios ilgaamžės, sakykime. Visos dažyvės dėl plonos plėvėdaros trumpiau tarnauja negu dengiantis dažai, bet gražu. Va, čia mano bičiulio namas ant Latvijos sienos su derva. Jis ilgai Norvegijoje dirbo ir gyveno, tai yra ir sienos, ir čia visi gonkeliai ir langai. Ilgai labai smirdėjo, ilgai džiuvo, bet vaizdas gražus ir derva turi, kaip sakyt, tradicijas ir šiauriai daugiau galbūt, bet ir, kaip matot, ir Lietuvoje visą tai vyko ir tikrai gerai saugo medį. Čia aliejiniais dažais, mažoji Lietuvoje šiemet keliavau, tai nusifotkinau, kadangi noriu identifikuoti, kurti laisvų laikų regioninės spalvas, ką turi, pavyzdžiui, Neringa, Kuršių nerija turi savo spalvas, tai Trakai, žinau, kalbėjau su vadovom direkcijos, nori savo. Čia geltona spalva ta iš senovės dar, kur ochra. Čia musteikoj aliejiniai dažai dažyti. Čia toks buvo žvėryne Vilniuje, pusė namo. Čia pelė nesimato, ne? Tam yra pusė, tas pats namas, bet pusė nudažyta akrylo ir tas, o man reikėjo pritaikyti šitam, reiškia, plotui, tai vargau, bet pritaikiau, nuskanavau turiu spalvų skaitytuvą, tai tiksliai parodė, kad atitinka. Tai pusė namo akriliniais dažais nudažyta, o pusė aliejiniais, bet bent jau bendras vaizdas yra. Kita fotografija dešiniajame apačioje, tai yra tais aliejus vanduo nudažytas šiuolaikiniais, ne mano čia dažais, švediški dažai, bet. Ir patiko, kad minkštėja, kaip ir aliejus, tai reiškia, nežinau, kiek dėl difuzijos, kiek dėl drėgmės pralaidumo, koks ten koeficientas gali būti, bet
kada yra emulguota, tai kažkaip tai laidesni tikrai negu akriliniai, gal netokie kaip aliejiniai dažai, kurie yra difuzijos pagalba, praleidžia drėgmės perteklių ir neleidžia medienai pūti. Sauliau, kokia ateitis to namo čia? Ne Mariaus namas? Marius? Pusė. Tai jis nudažytas. Bet po kiek metų reikės vėl tvarkyti aliejinius ir akrilinius? Ar jie vienodai sens? Kadangi aš net nežinau ir kokios ten firmos buvo, tai ir akriliniai dažai, aliejiniai dažai 15-20 metų, taip švedų, reiškia, monitoringas, sako, tarnauja, bet labai įvairiai. Tai yra ir ilgiau, bet vėlgi, aš galiu per rankas paleisti, yra iš Vilniaus išgelbėti papuošimai, tai yra vienas neapdorotas aliejiniai dažai, čia iš 19 pabaigos tokio pastato, kur buvo viskas metama, tai yra daug išgelbėtų dalykų, tai vieną atnaujinau su aliejiniais savo dažais, kitas yra autentiški, tai palaipsniui jie nesilupa didelėm skiautėm, kaip emaliniai alkydiniai dažai, o tiesiog degraduoja ir dažnai primena kreidinius dažus ar kažkokią temperą, ką mes ir Audronė buvo užsiminusi, rodė skaidrės, ir toj keliausime prie tų durų, kur vaizdai labai panašus. Dalis yra netekčių, dalis išlikę, bet jau aš pabandžiau kitą lentą plauti, tai aliejiniai plėvė dar tiek degradavosi, kad vanduo atskiedžia dažus tiesiog pigmento. Taip, buvo man netikėta visiškai, bet supratau, kad tada jau tikrai degradavė ir kad tai yra vieni iš pirmųjų sluoksnių. Čia panašu, kad yra pačioj baltas, tai koks nors, taip spėjau iš lempos, kad gruntas su kokiu cinku gali būti aliejinis. Ir paskui dažas ir nieko daugiau, gal reiktų čia pastudijuoti, gal specialistas padės detektyvą. Tai jeigu norit, galiu pasiūsti arba prieisit gal paskui, ne? Kaip? Nors tradiciniai švediški dažai raudoni, bet čia technologiškai taip pat yra tie tradiciniai arba tempera dar galima pavadinti, tai yra jų sudėtis yra. O čia turiu dar istorinius, prieš daug metų dar Indigas pirmoji firma, tai virdavau, tai yra mano susidomėjimo objektas, raudoni, verdami dažai iš vandens, aliejaus, sulfato, kuo dar tenais miltų, mistika. Ir tai tie dažai gaminami nuo 15 amžiaus ir tokius ir aš gamindavau, bet dabar yra užvežta ir labai tiesiog pigiai pardavinėjama, tai juos gaminti taip tikroviškai tai tiesiog neapsimoka. Čia turit omeny, kur Rotfargas šitas? Rotfargas, taip. Tai ten miltai, Taip. Tai aliejus atsirado kokiam gal 17 amžiuje, ten 15-16, kadangi aliejus buvo brangi medžiaga, iki pat turbūt 19 pabaigos gaminti aliejų, nes buvo ir kur kitur jį naudoti, gaminti dažam, reiškia. Tai reiškia, tai tada tik tai buvo įvesta, tai aliejus, vanduo, sulfatas. Sulfatas tai kaip antiseptikas naudojamas ir šiek tiek padeda emulguoti. Ir miltai kaip papildoma rišamoji medžiaga ir taip pat dalinis. Taip. Tai Rotfark, tai raudoni, bet tos tradicinės švedų gamyklos irgi gamina 4 ir jos būna monospalvos. Tai raudona iš raudono geležies oksido, čia yra geltonas 4-valentės geležies oksidas, juoda ir ruda. Dar gali būti žalia iš chromo oksido, nesimaišo, kadangi nėra jokių čia,
reologinių šitų priedų, kad galima būtų stabilizuoti. Tai yra vienas pigmentas, negali būti daug. Tai 4-5 spalvos būna gaminamas. Savybės tos pačios, tik Dėl spalvų, tai taip, be abejo, taip. Bet jis labai svarus yra. Taip. Dėl ko tie ligos dažai, mes atsimenam tais senais laikais. Švedijoje yra... Nu, apie ligos dažus, pamenat, grindis dažydavo, nu ne tokia, bet tokia irgi labai tikrai. Tai... Ne, sulfatas tai ne oksidas. Pigmentas tai yra geležies oksidas, o geležies sulfatas tai yra va, tas žalias akmenėlis arba tai yra geležies druska tam tikra. Bet Sauliau, čia šitie miltiniai dažai, tai jie reikia atsparus. Taip, jie skirti, taip, jie atsparūs, Švedijoje yra 100 metų senumo dalis, dar dažų išlikę, o šiaip 10-15 metų. Mano draugai yra, kur... Noriu pasakyti, kad 2 kartus nudažai ir gali 10 metų nedažyti. Skirtumą nuo kitų dažų, kur jautrus yra dažyviai, pietinė pusė nuo saulės, šitą saulę neišdegins niekada, nes ten 20% sauso pigmento yra, tai, sakykime, tačiau vakarinė pusė, kur plauna lietus, kadangi tai yra tempera, vandeninė fazėje, tai ją lietus paplauna ir vakarinė pusė kenčia. Tai vakarinė pusė pertepama yra. Lyginant su aliejais dažais. Oi, tai skirtumai yra, šitie dažai skirti neobliuotai medienai. Obliuotai jie net nepasiteisintų. Jiems turi įsigerti, turi sukipti, tai tuomet taip. Jeigu fasadas obliuotas, tai Rotfargo net negalvok tept, nes neįsigers visai. Taip, arba 3 metus laukite, tada atsiveria medienos poros, perplaunate kažkuom, nuvalote tą mikropelėsį, kuris jau ten apsigyvena ir tuomet dažote, tuomet jau tinkama. Pirmą kartą skiedžiate 20%, antrą kartą neskiesta ir galite. Taip, duris, tai mano, kaip sakyt, aš tų aliejų, iš tikrųjų tai neperka iš manęs tie restauratoriai ar meistrai, ta prasme, nedaug, ne tiek, kiek jų yra ir kiek... Tai va, bet neverkiu ir labai apsidžiaugia, kai Joniškio, atrodo, rajone bažnyčios duris restauravo ir jau ne pirmas, jau kas metus firma po vienas duris apsijama, šiaip vykdo ir kitokias veiklas, ten didelė gamykla, bet tai yra juoda spalva išieškota tokia ir čia didesnė nuotrauka, tai mato tą pačioj tik tai juoda, čia tų sluoksnių daug, kol dasikasėm, kol viską, tai buvo įdomus darbas ir malonus. Čia Užutrakio dvaras, tai ten turbūt jau irgi 15 metai, kai priežiūrą vykdau, tai yra 13 metų senumo, grindis tik vieną salę baltąją, tą didžiąją, kur vestuvės ir konferencijos vyksta, tai jinai prieš 5 metus atnaujinta ir jau vėl prašosi, nes daug judesio. Ten prižiūrima, su muilu prižiūri, sakykime, valytojos, kurios iš pradžių skeptiškai žiūrėjo, paskui pamatė rezultatą, kad tai čia tokie terminai vaškuotom grindim 10, tai nerealūs. Realiai gyvenamajam name skaičiuojama, kas kokius 3 metus reikėtų vieną kartą pertepti ir tada, taip lengvai, be šlifavimo gali gyventi ilgus metus. Kiek karto plauk reikia su tuo muilu? Su muilu į savaitę 1 kartą, 2 kartus. Čia jo vaškavome. Geležies sulfatas arba žalias akmenėlis, ar kaip green vitriol, dar kas studijuoja senoviškus raštus, tai yra, sendinom pirtelę ir šiais laikais dažnai gamtoje pasistato naujus pastatus ir jie tarsi svetimkūniai šviečia, nori greičiau, kad papilkėtų, tai čia irgi labiau noro glūdumoje. Pirtelę mes ir stogą, ir sienas tamsinome, matot, viena siena dar šviesi, o kita. Tai tam, kad įvyktų reakcija,
tai reikia šviesos būtinai. Vienas klientas kluonę lentas nusitepė ir jam mėnesį jokios reakcijos. Tai išnešė į lauką, palijo, pašvietė, nugavo UV ir pavažiavo tada jau tada. Tai va, dar čia užsišnekėjau, kai norisi taip. Ir šiek tiek apsaugot. Jau minėjau va, tam naujam pastate, kad ją išplauna. Pilkumas lieka, bet kiek tos apsaugos lieka, tai klausimas. Tai dažyvė, taip. Jau. Muilai tai ne tik bespalviai, gaminu ir ten 45 spalvas, tai didžiausias spalvynas visam pasaulyje, skistų muilų skirtų medienai, tai va, bet ne tame, populiariausias vis tiek išlieka baltas arba dūminis. Dūminis tai yra silpniau baltas, kada išlieka, žmonės nusiperka naujas lenteles. Ir sako, žinau, kad po 2, 3 ar 4 mėnesių jau pradės ruduoti ir nebeteksiu to grožio. Tai dūminis sukurtas tam, kad nutepame ir balti mineralai ir tam tikri pigmentai saugo toliau nuo tamsėjimo ir minimaliai pakeičia tą spalvą. Tai va tas toksai modelis, ne modelis, sprendimas yra priimtinas, tai yra, kaip sakau, moterų džiaugsmas, nes malonus kvapas, lengvai skalsiai tepasi, iš lietuviškų kanapių aliejaus gaminu, iš bičių, iš lietuvių bitininko perku vašką ir saponifikuojasi. Muilo gamyba nėra ta, kur bulbuliuoja prie 100 laipsnių. Tai yra šaltasis, saponifikacija vyksta 39 ir 41 temperatūra. Ta prasme, šaltasis būdas skaitasi. Tai. Va, kas dar, su kuo nedirbu, anksčiau dirbau prieš 10 metų, gamindavau šelako laką, netgi šelako muilą, bet restauratoriai, tai žinot, visos tos politūros, aukšto blizgėsio, kur ten 12 sluoksnių tepama, jų įvairių yra. Šelakas tai yra gyvulinės kilmės derva, ne iš medžių, ne iš žemės. O Tailande ar Pietryčių Azijoje parazituojančių vabzdžių sekretas yra puikiai tinkantis lako gamybai arba blokatoriams. Čia su teptuku matot nuotrauką, tai yra šaka ir dažnai tos šakos fasaduose ypač paleidžia sakus, ypač gavę saulės. Neturiu gaila asmeninės patirties, bet nepasiteisino, pietinė pusė vis tiek pramušė ir gal kai kuriais atvejais meistraujant, staliaujant kažkokius viduje, tai tikėtina, kad apsaugo, negamintų tiek daug firmų, kiek gamina pasaulyje tokių blokuojančių lakų, bet lauke nepasiteisina asmeninė tokia patirtis. Žiūrėsiu, kad niekas nepadėjo. Kiek bandė, lauke, jeigu vietus, niekas vis tiek pramušė. Pigmentai dažuose, apie pigmentus tai galėčiau daug šnekėti. Čia tai dėl inspiracijos, čia mano vežami visi tie pigmentai, bet ne visi jie yra žemės, tos ryškesnės spalvos yra geležies druskų bazėje pagamintos ir su organika yra maišoma keletą, bet čia iš pavyzdžių. Dauguma tai yra ochros, umbros, Terra Verde Brentonika, iš Brentoniko regionų, daug, juodoji Vokietijos žemė, juodoji Romos žemė ir taip toliau. Apie 30 skirtingų pigmentų vežuosi, o kiek turi ta kompanija, jai 120 metų, šeimos verslas, senai gamino labai, labai kokybiškus pigmentus. Klausite kažką? Mėlynas spalva, Kuri? Ta patinė, kaip rašalas. Šita? Nerodėm.
Čia, šitą? Tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo, čia galėtų būti Prūsijos, nu, čia gali būti vienas kažkoks skaičius ar raidės skirtis. Aš galiu sakyti, čia ultramarinas, čia Prūsijos, Berlyno, Paryžiaus mėlynasis, bet reikėtų pasižiūrėti, ta prasme, nu, pagal tamsumą tenais turėtų būti Berlyno mėlynasis. Tai yra 17 amžius susintetinęs mineralinis, tačiau sukurtas pigmentas, varijuoja, yra, sakau, Paryžiaus tamsesnis, Berlyno, Audronė, kaip dar? Ne, tai Paryžiaus tamsesnis, tai mano italai, nu, deep blue pas mane vadinasi, jisai giliai mėlynas. Va, kobalto mėlyna, štai šitas yra. Nu, taip. Pigmentai tik dėl grožio, ar jie turi kaip prieskoniai pyragui skirtingą poveikį tą medienos paviršių? Tai saugo nuo ultravioleto. Bet jie panašiai visi saugo. Ne, jie visi skirtingi. Pigmentai yra atskiras mokslas pas mane. Nu, čia tai viena, bet yra daug tų knygų ir daug kriterijų. Atsparumas, aliejaus imlumas. Pavyzdžiui, va, tas Prūsijos mėlynasis ir koks nors geležies oksidas, jų aliejaus imlumas gali būti 5 kartus skirtingas. Tai taip, nu, smulkumai, taip, kiekvienas atsparumas šviesai, tada, tai jo, tas plotas, dengiamasis plotas, nu, Audronė. Nu, kokie 8 kriterijai kaip minimum yra, kuriais vertinam. Yra organiniai, yra geležies komplekso, yra mineraliniai, nu, čia jau irgi. Nu, tiesiog visas mokslas. Tai truputį teko Vokietijoje tokioje irgi senoje kompanijoje studijuoti, tobulintis. Tai taip, turi. Turi. Taip. O kurios? Yra skatinantis, pavyzdžiui, cinko oksidas skatina džiūvimą, jis veikia kaip sikatyvas netgi. Ir va, gerai, dar tada pašnekam ir dar prisiminiau, ko jūs su Gražvydu neatsakėte, nu, atrodo. Tai jos skiriasi pigmentai ir gali turėti įtakos džiūvimui. Nes vieni labai smulkus, jie labai sutirština, sakykime, nu, neleidžia, nu, įvairūs kriterijai. Taip, įtakos turi. Ir dengiamumai, ir... Atsparumui netrinčiai mes tokią papilką turėjom, tai jinai pirštu brauki ir toks kaip matinis pasidaro. Tas pats, nu, tarkim, tikulios. Buvogi kalba, atsimenat, apie antiseptikus, apie nuodus, apie konservantus, visą kitą. Tai cinko oksidas irgi turi daug pavadinimų, tai jis yra ir Kinijos baltasis vadinasi, ir dar kažkaip tai. Tai jis nuo senų senovės dedamas į aliejinius dažus, dalinai veikia kaip sikatyvas, reiškia, kaip džioviklis, padeda greičiau ir tolygiau išdžiūti plėvelį ir tuo pačiu jisai veikia antiseptiškai. Ir tai yra geriausias, dėl to dažnai, vat, kaip ir čianais apačioje, gruntams naudojama bent jau 50%, nu, 50 titano gali būti, 50 cinko, bent jau 25% turėtų būti. Tai tada pilnai apsaugo, konservuoja medieną aliejiniuose dariniuose. Nukrypstant į šoną, nes tie konservavimai daugam buvo aktualu, girdėjau, tai kalkiniai gaminiai visi, jie yra šarmingi ir vien dėl to jokio konservanto juos nededama ir kai jie atsiduria ant sienų lubų ar kažkur kitur, jie ant to paviršiaus šarmingo neapsigyvena nei bakterija,
nei pelėsis, nei grybas auga. Jeigu nesudarom laboratorinių ten sąlygų, kur ten labai drėgna ir panašiai, ir nėra cirkuliacijos oro, tai galima priversti užaugti, bet tik ant paviršiaus. Pelėsi, vieną kartą mano kolega važiavo aiškintis konfliktinės situacijos, kokius čia dažus pardavėjai, kadangi mano namas medinis supelijo, atvažiavo, aiškinasi išorę. Išorė, viduje tai mažiau tų problemų. Iš tikrųjų, užėjo toks tas pilkas pelėsis, bet kai neseniai dažytam paviršiui, tai žmogus pagristai kreipiasi. Bet jis užmetė akį, kad ten už 20 ar 50 metrų stovi plastikinis namas ir jis taipogi visas tuo pačiu pelėsiu užaugęs, kadangi miško apsupty, tai visai natūralu, kad yra mikroorganizmai tam tikri, kurie bujoja ir net auga ir ant plastiko ir jiems tas pats. Tai taip, kad ant paviršiaus gali pradėti augti, todėl pradžioje paminėta priežiūra, tai yra labai efektyvus dalykas, ką mes jau ir ankstesniuose seminaruose šitose erdvėse dažnai užsimindavome. Taip, anksčiau turbūt žinot, kad buvo švinas naudojamas ir jis gerai, stipriausias buvo, bet jis uždraustas, dabar ir kobaltas uždraustas. Tai manganas aliejų dabar, cinkas, cirkonis kaip pagalbiniai plevėdaros reiškia, bet toks labiausiai, ne labiausiai, bet pagrindinis mangana. Vat švedai, iš kurių mokiausi kažkada, tai yra Alberdin kompanija arba Ottoson Fark yra pažangi kompanija, kur lyderiai ir Švedijoje, ir taip pat pasaulyje jie daug franšizių turi ir panašiai žinomiausios kompanijos. Tai pas juos manganas naudojamas. Yra metalo kompleksų, daugelis metalo druskų kaip džiovikliai veikia. Aš visada į pagalbą cinko oksidą įsivedu. Įvedus 15% spalva beveik net nepasikeičia, net nepabala mediena. Vos tokia patina gaunasi, tai galima impregnuoti vien. O čia šviežias, vakar tik dar nuvežiau dažus, irgi senuose ir paveldo saugomi, taip, naujai statomi namai, aš čia įskyriau. Senuose tai reikėtų atsižvelgti tai, kas buvo naudota, jeigu paveldas, tai ir tyrimų pagalba, jeigu ne, jeigu tik pagarba paveldui ar savo pačio namo istorijai puoselėt, tai įsiklausyti. Vat, sakykime, šitas namas dabar čia pilkai nublukęs čia, o iš anos pusės dar ir žalias. Tai čia padariau spalvą irgi 6 karto, bet kad tokia būtų su šita spalva nesipjautų, būtų žalia, tiesiog tokia, ateity bus perdažomas visas namas, kad neprarasti ir pirminės versijos ir neįvedinėti kažko naujo. Tai va, naujai statomi namai, tai įvairūs tiek naujose kvartaluose, bet ten, kur tu pats gali įtakoti pasirinkimus, naudojam tokias medžiagas, naudojam kitokias, taupom, darom švariai, sakykime, viduje, dėl vaikų, dėl savęs, kad kvėpuoti kokybiškai, gyventi, kad nebūtų lakiųjų organinių junginių, kitos chemijos, tai sprendimai nuo mūsų priklauso. Tiek statant, medžiagų pasirinkimas. Tai čia, sakyčiau, dabar žmonės sąmoningėja ir bent jau mano burbule, tai tokie sprendimai. Labai daug dabar šiaudinės, kad ir modernios šiaudinės statybos keičia kanapių betonas, tai yra dar tvaresnė konstrukcija. Naujai perkami namai ar būtai. Čia jau įtakoti mažiau gali, tačiau irgi gali ant seno išdažyto paviršiaus
naudoti kalkinius dažus, gali tinkuoti, tai iš karto nuimi statinį krūvį, sudarai, jeigu nusitinkuoji, kad ir 2 mm apdailinių kalkinių tinku, ten marmurinas ar intonačino, tą, ką mes gaminame, tai suteikiu jau pakankamai didelės talpos buferinės, kad ir mikrodrėgmė, statinio krūvio nėra, jau tavęs gali įkvėpti drąsiau, antibakterinis paviršius tampa, nesvarbu ar kalkinis tinkas ar dažai, jie suteikia tiek antistatinį, tiek antimikrobinį, ypač kas alergijom kenčia, tai čia ne mano sugalvota, bet kuri kompanija deklaruoja tai drąsiai arba moksliniai straipsniai teigia. Tai va. Kodėl Sauliau dabar aliejinių dažų nebegamina, kodėl jų atsisakė, nes seni namai ant aliejinių būdavo? Čia aliejiniai dažai užrašyta ir gaminam. Vis tiek, jeigu pramoninių būtų niekas Tai apie Lietuvą mes nekalbam, tačiau ir natūralių dažų gamyklos, pavyzdžiui, aš taip išskirčiau sektorius. Švedija, Skandinavija beveik nebuvo niekada nutrūkusi gamyba. Tiesiog tos tradicijos tokios gilios, labai daug medinių pastatų, Švedijoje vasaras vaikai ne kažką daro, o dažo. Kasmet, kiekvieną vasarą, jiems tiesiog tai toks ritualas. Taip. Ir jie pas juos dėl to nebuvo nutrūkę tas aliejinių dažų, o kitur, kaip sakyt, kitur išgyvena renesansą. Lietuvoje mes tą darome ir Vokietijoje bent, 100 kompanijų yra natūralių dažų, dalis iš jų turi irgi didelį spektrą, tai ir aliejinius dažus ir kitokius daro. Tik tai pas mus parduotuvėse mažiau. Latvijai kažką čia turi dabar atvežę, bet... Sakykit, ką rekomenduotumėt, jeigu yra pasamdomis nuteptas rotfarbu, kažką šiai dienai, jeigu spalva netinka, ką galima naudoti ant viršaus į perdažintą fasadą? Tai tik spalva netinka? Iš principo jo. Čia ne man. Aha. Tai galima gal kitą tada. Esu padaręs pagal specialų užsakymą labai gražią, gaila neturiu čia fotografijos, tokia samaninė, irgi gamtoje namas ir Iš principo yra galimybė tą raudoną uždengti kažko kitu. Tai, kad uždengti yra, bet aš lenkiu link to, kad tos pačios technologijos dažais, Rotfark, sakykime, temperiniai šitais tradiciniais, aš juos vadindavau ir čia vadinasi tradiciniai švediški dažai, tai jais galima sukurti kitokią tinkančią spalvą, tai tada nieko neišveisti, nei ką, o šiaip tai būtų galima... Taip, jie dengia iš vieno karto. Jeigu jau dažite Rotfark, tai žinot, kad iš vieno karto padengia. Tai va. Nežinau, kiek kartų, kad senas tas vasaras nedažytas, bet... Tai yra ir kitokių pasiūlymų, bet aš patį darniausią tokį sakau. Ne, bet visada yra, sako, geriausia dažyti tais pačiais dažais, kokiais buvo dažyti. Ir visada reikia, kaip sakyt, stengtis dažyti, o ne kažkokiais, kurių nežinai, kaip paskui elgsis tas paviršius jau nudažytas su tuo patiniu. Ten lupas ir visai išsikreipiuoja. Išmanant, tai galima visą tai daryti, sakykime, tas vanduo, aliejus, dažai, apie kuriuos truputėlį buvau užsiminęs, tai namo pas mus vadinasi, tai su jais pilnai galite dažyti ir tai bus, nereikės nei gruntuoti, pirmą kartą atsiskėsi 20%, antrą kartą. Tai sprendimų yra, ar mano, ar ne mano, dažų, kurie nesipyktų, kurie draugautų ir nebūtų labai nepatinkantis tai medienai, kur ten jinai kalbėjo jums, kad nenoriu chemijos. Tai ačiū, Sauliau.